Tiem, kas dar nepažįsta Roberto, Robertas yra Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos valdybos narys ir advokatų profesinės bendrijos Neo Legal vadovaujantis partneris. Robertai, jau turim šiokią tokią tradiciją šitoj laidoj. Aš kiekvieną kartą papasakoju, kad gavom daugybę klausimų, atrinkom pačius ir turime 3 pagrindinius klausimus, kurie greičiausiai taip turėtų gražiai padėti jums atskleisti visą jūsų darbo specifiką ir galbūt kažkur tai tarp eilučių pakviesti žmonės grįžti pas jūs. Taip kad pirmasis klausimas, kurį gavom, kurį atrinkom, tiksliau, apie gynybos sektorių ir kaip gynybos sektorius Lietuvoje keičiasi dėl naujų NATO ir ES iniciatyvų bei vietinių investicijų. Ar sudėtingas dalykas, pavyzdžiui, naujos iniciatyvos ar dar kažkas, galite pakomentuoti šiek tiek tą dalyką? Na tai iš esmės aš galiu pasakyti, kad mes iš tikrųjų turim didžiulį sprogimą Lietuvos gynybos pramonės Lietuvoje ir ta gynybos pramonė iš esmės yra labai pažangi, moderni, integruota su pasaulio rinkomis ir orientuota į eksportą. Ir iš esmės labai daug mūsų gamintojų, kurie anksčiau net negalvojo, kad jie yra gynybos pramonė, reiškia, kai suprato, kad šitas sritis yra aktuali ir svarbi, jie puikiai labai surado savo nišą toje pramonėje iš jau esamų gamintojų, tiek elektronikos, tiek lazerių, tiek tie patys vakarų laivų gamykla, su kuria tik ką buvo pokalbis. Jie taip pat yra mūsų asociacijos nariai, taip pat gamina gynybos paskirties laivus. Iš esmės pasaulio eksportui dabar šiuo metu neseniai baigė tik 2 pakrantės apsaugos laivus Singapūrui. Taip kad iš esmės mūsų Lietuvoje, Vilniuje turime didžiulę teltonikos, elektronikos, aukštosios technologijų elektronikos, reiškia, ir mikroplokščių, taip vadinama PCB, Printed Circuit Boards, gamyba, kur iš esmės faktiškai buvo pastatytas visiškai naujas miestas šalia Vilniaus oro uosto. Tai iš esmės gynybos pramonė vystosi 7 žingsniais ir vien pagal narystę mūsų asociacijoje mes iš esmės į savaitę gauname po 1-2 naujus narius į asociaciją. Jau turime virš 200 įmonių, kurios yra gynybos pramonės, sakykime taip, dalyvės Lietuvoje, lietuviško ir tarptautinio kapitalo. Tai yra akivaizdu, kad tai yra ateitis tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tiek visame pasaulyje, nes gal daugam tai nepatinka, bet deja istorija rodo, kad karas ir konfliktai tai yra deja ne istorijos anomalija, o istorijos norma. Taika ir ramybė yra istorijos anomalija, deja. Taip. Ir mes paskutinius 30 metų bandėm, sakykime taip, tą objektyvų faktą paneigti ir užmiršti ir darėme viską, ypač Europoje, kad naikinti savo gynybos pramonę, bet šiuo metu visi labai puikiai suprato, kad tai buvo didžiulė klaida ir reikia atsigręžti prie ištakų. Iš esmės gynybos pramonė visada buvo, yra ir bus žmonijos visos istorijos bėgyje pagrindinis progreso ir išsivystymo šaltinis. Ta prasme, visi išradimai iš esmės yra pirmiausia atsiradę karo paskirčiai, gynybos paskirčiai, tai ir po to vėliau jie yra pritaikomi civiliniai paskirčiai. Tas pats internetas, dėl kurio mes šiandien su jumis esame, yra sukurtas gynybos tikslais ir po to atsirado kaip civilinė paskirties priemonė. Taip kad Lietuvoje mes tikrai matome didžiulį proveržį toje sferoje, jau nekalbant apie tai, kad šiuo metu arba kitų metų biudžete Lietuva skirs 5,38% BVP gynybai, Europa paskelbė didžiulius 800 milijardų projektus ReArm Europe ir Safe Europe, tai didžiulės programos būtent finansavimo gynybos pramonės ir Lietuva tikrai šitoj sferoj lyderiauja ir lyderiaus ir šitoj vietoj mes, manau, esame tikrai pirmose vietose. Mes neturime tos, sakykime taip, labai tradicinės sunkiausios metalo pramonės išskyrus laivybos pramonę, apie kurią tik kalbėjome. Tai mes čia gal negaminam, sakykime taip, tos tradicinės plieno pramonės neturim, bet kaip šiuo metu matome kare Ukrainoje, tai plieno gamybos pramonė tikrai nebėra svarbiausia gamybos pramonė, o svarbiausia gamybos pramonė yra iš esmės dronų ir bepiločių sistemų, autonominių bepiločių sistemų gamybos pramonė, kurią Lietuva iš esmės mes turime tikrai vieną iš pačių geriausių Europos Sąjungoje ir tikrai labai tiesiogiai visi mūsų gamintojai dalyvauja būtent fronto linijose, tiesiogiai gelbėja, reiškia, Ukrainai prieš
naikinant okupantus, naikinant mūsų amžiną priešą, maskolius. Tai iš esmės mūsų technologijos, Lietuvos gynybos pramonės technologijos labai tiesiogiai prisideda prie pergalės Ukrainoje ir mes turime patį geriausią ir patį, sakyčiau, greičiausią, taip vadinamą feedback loopą iš Ukrainos fronto linijų. Kad reiškia? Tai reiškia, kad naujoji technologija yra sukuriama ir jinai testuojama kovinėms sąlygomis, realiomis sąlygomis, ne teorinėmis, laboratorinėmis sąlygomis, bet kovinėmis sąlygomis. Ir informacija apie tai, kas veikia, kas neveikia, kas taisytina, kas tobulintina, pasiekia gamintojus ne mėnesių bėgyje, bet dienų bėgyje. Jokios didelės tarptautinės, reiškia, organizacijos, kaip visi tie anglosaksiški gynybos pramonės praimai, tiesiog dėl kalbinių barjerų, kultūrinių barjerų, kitų barjerų neturi tokios informacinės prieigos, kaip kad mūsų pramonė, taip kad mes tikrai, manau, esam labai labai pažangus. Plus, ką norėčiau pasakyti, kad Lietuva, o konkrečiai Vilniaus regionas, 15 km spindulių, Vilniaus miestas iš esmės turi didžiausią koncentraciją lazerių technologijų įmonių pasaulyje. Tai yra kažkur 15 pasaulyje? Taip. 15 km spindulių turime apie 1500 lazerių su lazerių technologijomis susijusių įmonių. Tai yra 1500? Taip. Tai yra koncentracija tokių įmonių ir iš esmės šitos skaičiaus nežino, ne tik kad pasaulyje daug kas, bet ir Lietuvoje. Bet tai yra faktas. Ir iš esmės tą reikia skatinti ir šiuo metu vėlgi, kalbant apie visą mūsų progresą ir pažangą, tai jinai yra tikrai kosminė ir potencialas yra, sakyčiau, taip neišpasakytas. O klausykit, Robertai, pasakojat, kad tiek ir vyriausybė padidino šitas finansavimą, bet klausimas yra dėl kvalifikuotų specialistų. Klausė žmogus, sako, kokiuose srityse šiandien Lietuvoje labiausiai juntamas kvalifikuotų specialistų poreikis? Ar tai inžinerija, sistemų kūrimas, kibernetinis saugumas, projektų valdymas? Galbūt jaunas žmogus galvoja, kur čia būtų galima kokius mokslus pabaigti, kokią specialybę gauti. Padėkit biškį susiorientuoti. Taip, čia žinot, anksčiau sakydavo, čia yra milijonų dolerių klausimas, tai atsakymas, kvailas atsakymas, iš esmės yra toks, kad gerų specialistų visada trūksta. Reiškia, klausimas, kaip tapti tuo gerų specialistų be patirties. Tai šiuo atveju, jeigu turit patirtį ir esate geras specialistas, tai jūs tikrai surasit iš esmės labai geras sąlygas Lietuvoje, mano suvokimu, nes, kaip ir minėjau, reiškia, mūsų ekonomika yra orientuota į eksportą, tai mes tą tikrai sugebam ir galim. Dabar, kalbant apie konkrečias sritis, tai iš tokių minkštesnių sričių, tai visada trūksta pardavėjų, visada trūksta gerų pardavėjų, gebančių gerai dirbti su tarptautinėmis rinkomis, gebančių gerai parduoti produktą, turinčių geras asmeninės savybės, turinčias geras anglų ir kitų kalbų žinias. Reiškia, tai jų visada trūksta ir jeigu tu esi geras pardavėjas, tai tau visada atsiras vietos. Nes geram pardavėjui iš esmės nėra svarbu, ką pardavinėti. Tai čia yra, mano galva, bet kurios industrijos, bet kurio verslo gyvybė, tai yra pinigų srautas, o be pardavimų pinigų srautas nevyksta. Taip, kad šiuo atveju geri pardavėjai visada reikalingi. Iš kitesnių sferų, tai visada labai reikia, nesakysiu, IT specialistų, apie tai jau kalbėta, reikia inžinierių. Reikia inžinierių žmonių gebančių iš esmės ir dirbti faktinį, sakykime, taip, inžinerinį darbą ir suprantančių fizikinius dėsnius ir suprantančių, reiškia, elektronikos dėsnius, tai čia inžinierių visada reikia. Ir aviacijoje, ir elektronikoje, ir lazerių technologijoje, ir netgi elementariuose, reiškia, inžinerinės gamybos įmonėse visada inžinierių reikės. Tai tas kol kas yra tikrai didelis trūkumas Lietuvoje ir jeigu turite inžinerinį išsilavinimą, tai tikrai garantuoju, kad rasit pritaikymą Lietuvoje. Šiaip tai iš esmės vėlgi, ką aš norėčiau pasakyti, kad Lietuva yra šiaip maža rinka savaime, jeigu kalbėtų tik apie Lietuvą, bet Lietuvos rinka ir Lietuvos verslas, Lietuvos ekonomika jau seniai nėra užsidariusi Lietuvoje. Ir mes visą Lietuvos ekonomiką apie 80% produkcijos eksportuoja į pasaulio rinkas, gynybos pramonė tai yra iš esmės tas pats. Tai šiuo atveju, reiškia,
patirtis ir realūs gebėjimai tiek pardavimuose, marketinge, tiek reiškia vadyboje, tiek atitinkamai gamyboje, gamybos procesų optimizavime, kokybės valdyme, iš esmės ten gamybos procesų valdyme, technologijų dėgyme, IT sistemų dėgyme, visko administravime ir taip toliau panašiai. Visko to iš esmės reikia, nes šiuo metu tikrai turime didžiulius projektus, kurie vystosi Lietuvoje gynybos sferoje, tai tos pačios Rheinmetall gamyklos, Northrop Grumman statoma gamykla, įvairios sprogmenų gamybos gamyklos statomos, lietuviškos gamyklos plečiasi. Taip kad šiuo atveju, manau, tikrai visų ekspertų reikia ir reikės. Tai, o kas svarbiausia, aš norėčiau dudėti, kadangi, taip jau gavosi, kad per savo gyvenimą apkeliavęs beveik visą pasaulį, tai tam reikėjo apkeliauti daug šalių, kad suprasti, kad iš esmės gyvenimo kokybė yra geriausia mūsų kraštuose. Baltijos šalis plus Skandinavija yra tos šalis, kur už santykinai prieinamą kainą, už santykinai prieinamus kaštus, jūs galite turėti tokią gyvenimo kokybę, kurios nei vienoje, sakykim taip, tradicinėje, kabutėse išsivysčiusioje šalyje, jūs niekada neturėsite, jeigu jūs nebūsit rimtas milijonierius. Ne šiaip savo milijonierius, bet rimtas milijonierius. Tai, kaip ir kalbėjot, grynas oras, galimybė 15 minučių, 20 minučių bėgyje būti prie ežero arba prie jūros ir būti ten vienam, turėti daug erdvės, turėti didelius namus, turėti didelį, reiškia, nekilnojamąjį turtą, turėti galimybę vaikščioti miške su savo, reiškia, augintiniu ir vėlgi šiuo atveju nesutikti daug žmonių. Tai yra tokios savybės, kurių niekur negali gauti, iš esmės, išskyrus Skandinavijos šalis ir Baltijos valstybės. Tai mes esame tikrai. Plius labai saugu, reiškia, kas vėlgi nepaminėta niekad, tai toks dalykas kaip saugumas mūsų kraštuose yra tikrai mano galva aukščiausias pasaulyje šiuo metu. Ne veltui kalba Lietuvos gynybos ir saugumo. Ne veltui kalba Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos valdybos narys, ne? Robertai, mes turim paskutinį klausimą, gal pabandom labai greitai atsakyti. Aš žinau, man žinokit, Robertai, gyvenime labai patinka kalbėti su tais žmonėm, kurie dega. Ir jūs esat vienas iš tų, kurie dega savo dalykų. Mes turim paskutinį klausimą, labai trumpai ir paskui galėsim pabaigti su jumis. Žmogus klausė, sako, kokių naujų profesinių profilių atsiranda, kai gynybos sritis tampa vis labiau technologinė ir inovatyvi. Jūs greičiausiai kalbėjot nuo plieno iki dronų gamybos, gal dar kažkokių porą pavyzdžių? Taip, iš esmės naujų tokių, labai sunku pasakyti, kas yra nauja iš esmės, nes pavyzdžiui, reiškia, lazerių technologas, ar čia nauja ar nenauja, reiškia, tai ar ten, reiškia, dirbtinio intelekto, reiškia, iš esmės operatorius arba dronų operatorius, arba dronų sistemų, reiškia, testuotojas, arba iš esmės mūšio valdymo sistemų diegėjas. Ta prasme, ar tai yra naujos specialybės ir profesijos, ar nenaujos, tai jos tam tikrą prasme visos yra ir senos, ir šiek tiek naujos. Tai čia tas klausimas gal jis nėra toksai labai tiesiogiai tiksliai pasakytas, tai šiuo atveju, kaip ir minėjau, atsiranda labai daug galimybių inžineriniai pramoniai, atsiranda daug galimybių, reiškia, pardavimuose, atsiranda daug galimybių, reiškia, iš esmės tokiam netgi ir fuzijoje tarp taktinių, karinių dalykų ir ekonomikos. Tai kam patinka karyba, kam patinka gynyba, kam patinka vyriški dalykai, iš esmės tai tikrai, manau, suranda save ir gali iš esmės įgyvendinti savo hobius ir už to išdirbti pragyvenimą. Fantastiška, labai gražus jūsų atsakymas. Robertai, paskutinis klausimas nuo manęs. Jaunas žmogus žiūri, biškai pasimetęs gyvenime, 16 metų vis dar galvoja, kaip čia pasakyti gyvenimą. Kokius 3 patarimus duotumėt, kokias asmeninės savybės labiausiai vertėtų vystyti jaunam žmogui, kad jisai įėjęs į gyvenimą būtų tvirtas ir nepalaužiamas? Taip, pirmas dalykas. Tai kol dar pasaulyje neužvaldė dirbtinis intelektas, tikiuosi, tai labai greit neįvyks, bet tikiuosi greit neįvyks. Tai svarbiausias dalykas yra, taip vadinama, interpersonal skills, anglų kalba. Tai gebėjimas bendrauti, gebėjimas komunikuoti su žmonėm, kad
jūs žmonėms patiktumėte ir kad žmonės patiktų jums, kitaip tariant. Tai Labai geras, labai geras. Čia yra, mano galva, pirmoji savybė, ką visi turi mokėti. Jeigu to nėra, tai jau visą kitą sunku. Antra savybė. Iš esmės, gebėjimas būti lankščiu, lankstumas. Ir nuolat mokymasis naujų dalykų, nes viskas keičiasi net dabar nebe metais, o mėnesiais. Iš esmės, nuolat mokytis kažko naujo, niekad neužsistakinti vienam dalykui. Ir trečias dalykas, tai iš esmės, pasakysiu dabar čia kaip ekonomistas šiuo atveju, ieškoti pinigų srauto. Ne vien eiti ten, kur tavo širdis traukia, bet eiti ten, kur širdis traukia ir kur yra pinigų srautas. Tai va, kombinuoti šitos du dalykus. Vien širdies pašaukimas be pinigų srauto dažniausiai prie gero nepriveda. Ne veltui Robertas sako lietuvių liaudis, kad gera širdelė, plika subinėlė, ne? Taip. Gerai, ponios ir ponai, su mumis buvo dar vienas mūsų tikrai sunkiasvoris svečias, Robertas Juodka, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos valdybos narys ir advokatų profesinės bendrijos Nueve Legal vadovaujantis partneris. Ačiū, Robertai, labai palinkėsiu jums gerų talentų, teisingų žmonių ir atrasti kažkokį tai jauną žmogų, kad būtų galima pamentoriauti, biškį pakreipti medelį ir užauginti į didelį ąžuolą. Netgi kaip advokatas, iš esmės, kviečiu, pas mus netgi ir advokatų mums trūksta, ir teisininkų trūksta, su tarptautinė patirtim. Taip, kad ne tik gynybos pramonė, taip pat ir teisinių paslaugų rinka, taip pat laukia gerų profesionalų iš užsienio. Fantastika. Ačiū, Robertai, labai, sėkmės didžiausius, iki pasimatymo, labai smagu buvo susipažinti viso. Geriausia.